Labas rytas, klivlendiškiai. Šiandien mes esame Toronte, karštoje labai vietoje, karštai ir iš išorės, ir viduje, širdyse. Ir mes šnekamės vakaronės metu su mums visiems gerai pažįstama Rita Kliorienė, mūsų Egzultatės vadovė. Ir norime paklausti keletos žodžių, kaip jums atrodo viskas sekasi? Labai gerai, šiandien iš ryto 4 valandas repetavom vien choras, po pietų, po pertraukos, kai pasistiprinom, repetavome kartu su pučiamųjų orkestru, visą programą nuo pradžių iki galo pradainavom ir viskas labai gerai sekėsi ir labai laukiam rytojaus. Taip, labai puikus orkestras. Puikus. Jeigu buvo pradžioje tik repetuojama be jo ir visi taip tik apšilo, tai tada jau su muzika visi pasistengė. Nežinau, kaip bus rytoj, bet aš manau, kad bus dar geriau negu šiandien. O be abejo, nes dabar jau pripratom prie dirigentų, tų dirigentų yra maždaug 17, kiekvienas skirtingas, kiekvienas su savo reikalavimais, dabar jau žinom, ko reikalaus, rytoj jau pasiruošę tiksliai viską padaryti, kaip prašau. Aš manau, kad labai įdomi scenografija ir pats tas užmanimas pateikimo šitą formą yra labai tokia originali, sakyčiau, ir labai matosi, kad daug įdėta yra darbo. Labai. Gal jūs žinote ir galite išduoti paslaptį, kur būtų sekanti? Iš tikrųjų dabar kaip tik gvildenam tą klausimą. Tikrai šventė vyks, mes labai džiaugiamės, kad šitą po 4 metų vyksta, nes atsirado naujų žmonių, kurie organizuoja, atsirado naujų dirigentų, 2 nauji, iš tikrųjų daugiau tų dirigentų, 2 jauni, reiškia, kur sukūrė naujus kūrinius, dirigentai nauji ir tikrai vyks sekanti šventė, tik dabar nežinom kada, nes mes bandom derinti su Lietuvos dainų šventė, kuri turi būti 2014 metais ir nenorime tais pačiais metais daryti, bet tikrai vyks ir dabar yra lyg tai pasižadėjęs jau meno vadovas, tik dar negalim išduoti, kol jau visada reikia intrigą turėti. Intriga, bet tikrai bus, tai galite ruoštis. Aš manau, kad čia tiesiog toks nenutrūkstamas yra dalykas, nes kol bus jaunimo ir tokie mažiukai vaikai, kurie užauga ir keičiasi kartų kartos, aš manau, nenutrūkstamas dalykas. Nėra klausimų, nes mes dabar kaip tik mušamės, kad atsirastų naujų dirigentų. Mes labai kviečiame jaunus dirigentus diriguoti. Ir štai šitoj šventėje ir Liudas Landsbergis, ir Vaičiakonis, ir Saulius Kriulys, ir Kęstutis Daugirdas. Visi yra nauji jauni dirigentai, kurie mes tikimės gal ne sekančią šventę, bet jau po to pradės perimti iš mūsų rankų. Aš tikiuosi, kad tai bus. Ir kol nors bus vienas gyvas lietuvis, tai skambės lietuviška daina. Ačiū.